jau atrodo scrollini per YouTube, žiūri, ką žiūrėt ir nebėra, ko norėtum savo užkabintų. Anksčiau būdavo, kad, pavyzdžiui, žmonės gaidžiai kažkokį prikelia, ar ne? Nu, tipo. Aš manau, reikia pradėti movementą, kad reikia sugrąžinti mobilkas. Jo. Sugrąžinam knopkinius telefonus. Mygtukinį telefoną ir gyvensiu. Ir man rodos pasibaigti visas problemas. Taigi, sveiki visi, sugrįžę į realybę. Šiandienos epizode kalbėsime apie tai, ką mes veikiame, kai nėra ką veikti mūsų gyvenimuose. Tai, nežinau, nuo ko pirmo pradėti galim. Aš galiu pasisakyti. Mes tikriausiai visi labai dažnai prie telefono tiesiog pasėdėm, ne, ir nieko daugiau per daug neveikiam. Ir mūsų tikriausiai visų tas screen time'as yra 8 valandos virš, nes tiesiog, o ką dar veikti atrodo, bet yra tokių dienų, kai iš tikrųjų nusibosta būti prie to telefono ir galvoju, o ką čia dabar nuveikti, ar ne? Tai bent jau aš labai dažnai piešiu arba rašau kažką, nes tai padeda tiesiog atitrūkti nuo pačio telefono ir tiesiog tu pats save labiau, kaip čia pasakius, kaip žmogų ugdai. Tai va, tai bent jau aš tai piešiu arba rašau. Ką aš veikiu? Sėdžiu prie TikToko. Čia toks įdomiausias dalykas. Ne, jei rimto, tai šiaip, kai jau labai nėra ką veikti, labai gerai lauką išeit, pasivaikščiot pro Laisvės alėją, pirmyn atgal. Jeigu geras oras ir nelyja, kaip čia paskutiniu metu Kaune. Šiandien labai daug žmonių Laisvės. Jo. Ir šilta šiandien, jo. Tai va, pasivaikščiojimai. Šiaip man piešti, bet man spalvint patinka. Žinai, visokiausias. Barbė spalvint. Labai įdomu. Galbūt toliau norėsi kas? Ką aš veikiu, tai dažniausiai prie telefono sėdžiu, bet tas nusibosta tikrai. Jau atrodo scrollini per YouTube, žiūri, ką žiūrėt ir nebėra, ko norėtum savo užkabintų. Tai aš tapau šiaip ir žmonės klausia, tipo, davai mane nutapyk. Aš netapau tipo tų portretų. Jo, detalių dalykų, aš labiau taip abstraktiškai mėgstu. Tai tiesiog išlieti visą ką turiu viduj. Šiaip dar mėgstu tiesiog eiti pasivaikščioti ir pafotografuoti. Tai tiesiog toks irgi tokia veikla, kur tau net galvoti nereikia, tu eini kažką gražus pamatai, pykšt. Tai šiaip patinka man. Matai, o ką tu veiki? Pastebėjau, kad visi turim vieną dalyką tipo panašų, tai kad visi piešiam. Kai nėra ką veikti, tai aš irgi piešiu. Aišku, kūrybinės. Nebereikalo, iš tikrųjų. Bet jo, sėdžiu, aišku, prie telefono, bet šiaip šmeižiu save, kad sėdžiu prie to telefono, nes negerai. Manau, taip daryti. Toks labiau guilty pleasure. Jo. Stengiuosi to nedaryti dažnai, kokias 4 valandas per dieną. Tai jo, piešiu, tada skaitau knygų daug pastaruoju metu, dar kokį projektėlį ten iš studijų biškį padarau. Jo, einu pasivaikščiot, gal kur nors nuvažiuoju arba su draugais išeinu. Ir jo, nežinau, kažką reikia veikti visada, nes kitaip išprotėsim. Bent jau mano draugų grupėje, kai mes visi susitinkam, mes labai dažnai nesėdim prie telefonų, kadangi turim kitų veiklų, ką veikti. Ir bent jau mes, tai čia gal patarimas jaunesniai kartai, sakykim, kurie dabar yra visiškai priklausomi nuo telefonų, kad reikia kažką paveikti tokio, kas tau duos naudos. Tarkim. Tai ką mes darom su draugais, mes dažnai žaidžiam stalo žaidimus. Ir iš tikrųjų labai smagu tai daryti, arba jeigu geras oras, tai tinklinuką pažaist, ar ten, nežinau, kažkur išvažiuoti į gamtą, į mišką, pasivaikščiot ir panašiai, bet iš tikrųjų tas sėdėjimas prie telefono, ką jisai duoda? Nieko. Jisai tiesiog paveikia žmogaus smegenis taip, kad jisai tiesiog praranda laiko nuovoką
Ir tada toks, oi, jau vakaras, aš darbų nepasidariau, namų darbai irgi nepadaryti, man jau čia, nežinau, miegelis skambina ir panašiai, ar ne? Tai, manau, reikėtų bent dienos eigoje susirasti kažkokią veiklą, kuri padėtų, ar ne? Padėtų tau augti kaip žmogui, padėtų tave ugdyti. Ir manau, kad vienas iš tokių dalykų tai yra būtent kokia nors veikla laukia. Tai vat. Aš labai pritariu tau, Karolina, tikrai tas išvien sėdėjimas prie telefonų paskui, kaip ir Jovita sakė, nusibosta. And toks pointless entertainment, galima sakyti, nes, šakės, reikia kokios rimtos veiklos, nes tiesiog paskui, aš, pavyzdžiui, jeigu daugiau pabūnu prie telefono, tai dar labiau pavargstu, negu kažką veikiant ten mieste einant. Tasme, dvigubai labiau pavargstu. Ir paskui nebėra nei nuotaikos, nei tos motyvacijos, tiesiog daryti kažką kitą. Tiesiog jau viskas. Jo, ir būtent ir yra tas dalykas, kad sėdėdami mes prie telefonų tiesiog visų pirma pavargsta mūsų akys, ar ne? Tada, kai pavargsta akys, jos skambina mūsų smegenėlėm, kad, žiūrėk, aš noriu panepinti, ar ne? Mes nueinam panepinam ir ką veikiam atsikėlę, mes vėl einam prie telefono, kas vėl mums duoda tą, kad aš pavargau. Ir čia yra tokia kaip kasdieninė rutina, nes ką žmogus padaro pirmą atsikėlęs? Pažiūri telefoną, pažiūri valandas, išjungia žadintuvą. Kaip anksčiau būdavo, kad, pavyzdžiui, žmonės gaidžiai kažkokį prikelia, ar ne? Jie tiesiog išgirdo gaidį, atsikėlė, susiruošė ir išėjo, ar ne? O mes atsikeliam, pasiemam telefoną, tada prie to telefono praskrolinam pusvalandį, tada tik tai einam ruoštis, kol ruošiamės vėl, tai prie telefono, tai tiktokas, tai muzika, tai dar kažkas. Ir tiesiog atrodo, kad netgi ir pasidėtum telefoną toli, mus tiesiog traukia, ar ne? Ta trauka kažkokia yra, kuri, atrodo, tau ima ir sako, pažiūrėk į telefoną, gal tau kažkas parašė, gal tavęs kažkas ieško, bla 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 ir panašiai, nors nieko ten nebūtų. Ir aš manau, kad tas ir sėdėjimas prie telefono mus nuveda į kažkokią nežinomą realybę, kur mes, kaip ir pirmai sakiau, prarandam tą savo laiko nuovoką visą, mes labiau pavargstam ir tiesiog būnam irzlūs. Ir aš manau, kad reikėtų tiesiog ir dabartiniam, nežinau, augančiai kartai tiesiog atprasti šiek tiek, nes realiai mūsų karta buvo ta, kuri pradėjo tą prie telefono sėdėjimą, ar ne, bet mes dar kažkiek mokam atsitraukti, bet jaunesni už mus, jie jau nebežino, ką reiškia išeiti į lauką su draugais. Taip, šitas yra tokia tiesa. Ta prasme, aš dabar matau, ten vaikam duoda ten tuos telefonus, ką tik gimė vos, net ten jie rankyčių savo nemoka pakelti, ten tokį telefoną duoda, aš tokia galvoju, su iPhone'ais ten 6 metų vaikai, aš tokia galvoju, o tu dieve, tokiu metu aš turėjau Barbės telefoną, kuriam lipglosas būdavo. Man lietų butterfly. Dabar tie telefonai didesni už galvos, kaip planšetės atrodo. Taip, tas aš tokia galvoju, kur ta ateities karta nusirito. Aš manau, reikia pradėti movementą, kad reikia sugrąžinti mobilkas. Sugrąžinam knopkinius telefonus. Mygtukinį telefoną ir gyvensiu. Ir man rodos pasibaigtų visos problemos, kokias mus kamuoja. Ne, aš žaisčiau gyvatėlę visą dieną. Arba dar būdavo ten toks žaidimas, kur bokštus reikia pastatyti. Arba dar tas, kur kažkoks raudonas kamuoliukas ten ridenasi. Žodžiu. Tai bet o šiaip kaip manot, ką kiti žmonės veikia, kai neturi ką veikti? Aš manau, mes galim jų paklausti. Klausimas būtų toks, ką veikiat laisvalaikio, kai tiesiog nėra ką veikti? Jeigu rimtai, tai vakarų nuo kortom žaidė. Sportas, gamtoj, kažką veikia. Dabar einam pasivaikščioti. Labai geras klausimas. Dažniausiai turbūt guliu lovoj, žiūriu serialus, filmus. Stengiuosi, jeigu neturiu ką veikti, stengiuosi išeiti lauką, pasivaikščioti ar viena ar su draugais. Turbūt tiek pagrindė tokias veiklas. Ką veikiat, kai nėra ką veikti? Man, pavyzdžiui, atsibosta prie telefono ar kažkas daug laisvo laiko, tai ką veikiat?
Snaudžiu, einu miegoti. Ok. Toks atsakymas. Jo? Tai arba skaitau knygą, arba tiesiog skrolinu TikTok'e ir ieškau kokį filmą žiūrėti, bet galiausiai niekada nepažiūriu jo, nes tiesiog toliau skrolinu TikTok'e. Nu, žinokit, labai vairiai būna. Su draugais susitinki, kavos išgeri, kokteiliuką pasidarai, pasivaikštai, muzikos paklausai. O daugiau... Ką tik tai, nu... Ko užgeidžia širdis, vienu žodžiu. Buvo įdomu išgirsti, ką kiti žmonės mano, ką jie veikia, kai nėra ką veikti. Tai manau, apie tai ir galima mes padiskutuoti. Tai kaip matom, žmonės irgi nelabai žino, ką veikti, kai nėra ką veikti, bet ir kaip sakė, miega žmonės, skaito knygas, kai kurie senoviškai su stalo žaidimais, su kortom. Man patiko labai tas bičiukas, kur sakė, kad kokteiliukus darėsi. Labai fainas entertainment, žodžiu. Maždaug neturi ką Aš esu už. Taip, taip. Gera veikla, pamokanti, manau. Nu, Išmoksti daryti kokteilis. Jo, bet, pavyzdžiui, tas vaikinas, kur sakė, kad jisai miega, ar ne? Tai ar nemanat, kad čia irgi yra pasiekmė telefono, pavyzdžiui? Na, jeigu paėmus jo situaciją, aš manau, kad jis daug veikia per dieną, kad vienintelis būdas relaksuoti, tai eiti miegoti. Gal staturėjo Irgi gali omeny. būt. Norėčiau taip manyti. Nu, norėti galim visi, bet ar tai yra tiesa? Mes nežinome. nu, dar iš visų atsakymų irgi daug kas žiūri filmus. Filmus, telefonai, kompai irgi. Nu, tai čia, aišku, Nu, ta bet visa jo, epidemija. Bet jau yra. va tame ir esmė, kad mes atlikom šitą tyrimą tam, kad mes sužinotum, vat ką veikti, kai nėra ką veikti. Ir jie vis tiek, kaip pasiūlymus, daugelis atsakė, sėdėkit prie telefonų, ar ne? Žiūrėkit Jo. filmus per kompus. Bet tai nebuvo tas, ko mes ieškom, ar ne? Vat, nu gerai, daro kokteiliukus, okei, čia jau kažkas naujo, ar ne? Skaito knygas, wow, tu ugdai save, nežinau, pieši, super. Bet vat, yra vis tiek dalis žmonių, kurie vienu ar kitu būdu mums pasiūlys įsijungti filmą. And that's it. Bet vis tiek, filmas yra geriau negu TikToką žiūrėti. Taip. Ir iš jo galima išmokti kažką iš filmo, kažką sužinoti. Aš manau, kad aišku, galima naudoti tą telefoną, bet tiesiog su saiku, kad Taip. jis neperimtų tavo gyvenimo tiesiog. Jo, aš irgi manau, kad čia yra labai geras patarimas ir tiesiog, vat, ir tiek iš mūsų patirties, ką mes čia dabar pasakėm, tarkim, Matas piešia, aš piešiu, Grasilė spalvina, Jovita fotografuoja, tiesiog yra tų veiklų, kurias tikrai galima atrasti, juo labiau, tarkim, išeiti į lauką, išeiti į barą, išeiti, nežinau, į gamtą su draugais, pabūti kažkur kitur, kur, vat, nebūtumėt visą laiką prie ekrano, duotų jau geresnį savijautos jausmą, kad va, šiandien kažką nuveikiau, ar ne? Nes kai sėdėm prie telefonų, nu, ką, pavyzdžiui, aš visiškai nesigeriu, bet aš vakar visą dieną lovai pragulėjau prie telefono ir prie kompo ir aš tada jaučiausi tokia išsekus tiesiog ir aš vakarė sakau savo kambariokiai, sakau, nu, aš žiauriai pavargau. Ir jis sako, tai kad nieko neveikia. Ir aš tokia, nu jo, bet aš pavargau. Vat, ir aš... Būtent tas Taip. dalykas, kuris... Ir aš kaip pagalvoju apie tą, aš geriau tą laiką būčiau skyrus, nežinau, išėjus į lauką kažkur ar ne, pasivaikščiojus, dar kažką. Ne, aš tiesiog pasirinkau pragulėti. Ir čia nebuvo geras sprendimas, bet... Oh, well. Bet va, iš to ir išeina, kad turi išmokti save kontroliuoti Taip. ir susistabdyti tiem visiem dalykam. Tai yra šiaip gan sunku, nes, va, pavyzdžiui, man asmeniškai, aš ten, pavyzdžiui, kai rūšiuosi, mėgstu kokią muzikytę pasileisti. Arba, va, pavyzdžiui, vakar 3 valandas tvarkiausi. Tiesiog viską, ten blizginau, viską. Bet ir tai pasileidau per YouTube, ten tipo tiesiog randam ten kažką, kad man būtų toks background. Nes aš negaliu tiesiog 3 valandas cleanint tyloj, nes aš gauinsiu insane. Jo. Man reikia kokią muzikytę arba kažką ant to background, kad nebūtų taip liūdna. Jo, bet muzika nėra blogai. Čia nėra Muzika nėra bloga, aš jo. manau.
Jo, bet aš dabar, kol tu pasakojai, man į galvą atėjo tokia mintis, kad po COVID laikų visi dar labiau priprato būti prie išmaniųjų įrenginių. Ir būtent atsirado didesnės galimybės, kurių anksčiau nebūdavo dirbti nuotoliu, ar ne? Tai anksčiau būdavo, nežinau, kad ir, sakykime, universitete tau kažkas pasakytų, šiandien dirbsim nuotoliu, ar ne? Ir sakytų, nesąmonė, mes negalim taip daryti, mes nepritaikyti, mes neturim tokių sąlygų, bla, bla, bla. O dabar daug paskaitų yra nuotoliu. Viskas pritaikyta nuotoliui. Ta prasme, kiekviena šaka vos ne yra pritaikyta dirbti iš nuotolio. Ir čia viskas tiesiog taifa dėl COVID-o. Ir man šiek tiek baisu dėl to, nes, pavyzdžiui, menininkai yra ar ne, yra visokie kino teatrai, nežinau, daug yra parodos, ar ne. Man asmeniškai yra šiek tiek graudu ir liūdna, kad yra tokių profesijų, kurios nėra pritaikytos nuotoliui, o gyvenant besikeičiančių naujųjų technologijų pasaulyje, baisu, kad tiesiog mes per daug visi sulysim į tas technologijas ir nebebus pavyzdžiui, ką šiandien veikia, davai išeinam į kino teatrą, ar ne? Bus, ne, tai aš turiu Netflixą namie, galim pažiūrėti per projektą. Ir, tiesiog žmonės nustos normaliai kultūrintis. Jo, dėl dar to COVID-o, tai čia tikrai labai didelė tokia problema. Nes prieš COVID aš kaip, atsimenu, ten, mokykloje nieko mes ten per kompus nedarydavom. Tipo, kad namuose kažką per kompus daryti ar kažką. Viskas buvo raštu savo iš vadovėlio į sąsiuvinį. Labai retai būdavo skaidrės. Jo, labai retai būdavo kokias skaidrės. O po COVID-o viskas baigėsi, ten viskas, mes ten kai kurių dalykų net vadovėlių neturėjom, nes viskas internetu. Tasme, viskas tai pasikeitė. Ir dabar ir šiuolaikiniai, dabar irgi, kiek girdėjau, tai ten ir pradinukai jau rašo į planšetės. Tasme, jūs net nelabai mokina rašyti ranką. Jie iškart tik ateina į mokyklą ir realiai planšetę viską rašo. Tai aš manau, kad čia yra tikrai apgailėtina. Nes negauna tie vaikai net normaliai, išmokti rašyti ranką. Čia tiesiog baisu yra. Taip, būtent, ypač kaip yra mažas žmogus, reikia tikrai labai lavinti sugebėjimus visus aplinkai. Ir čia, manau, tiesiog jį paruošti susifeilinimui vos ne. Į tą tiesiog visą digital pasaulį. Per anksti juos tiesiog, manau, ten yra įmama. Aš manau, tikrai bus ateityje, kad ir visos naujovės vis tiek bus daug didelė dalis žmonių, kurie tiesiog norės realumo ir tiesiog norės viską experiencinti gyvai, o ne tiesiog per nuotolį. Tiesiog ištrūknų tos grandinės tokios. Aš manau, kad būtent šį didelį žingsnį būtent ir padarys mūsų karta. Labai tikėkimės. Mes matom problemą ir mes norime ją spręsti, ar ne? Tai aš manau, kad mes ir būsim tie, kurie padarys pokytį kažkokį ir tai išves į gerą. Kitaip tariant, žmonės nori grįžti į realybę. Tikrai taip. Tai šiandienos epizode aptarėm apie savo būdus, ką mes veikiam, kai neturim ką veikti. Apie interneto telefonų priklausomybės. Tai apie ateitį, kuri nusimato šiek tiek skaudi, jeigu nedarysim pokyčių. Taip. Ir, of course, apklausime kitus, ką jie veikia, kai neturi ką veikti. Tai aš manau, kad galim uždaryti savo epizodą. Su jumis buvo štai fainiausia grupė. Turime Matą, Karoliną, mane, Krisilę ir Jovitą. Taip. Like, comment, subscribe, komentarus rašykit savo būdus, ką jūs veikiat, kai neturit ką veikti. Mes labai lauksim, labai skaitysim. Iki!